Labadiena, tinklalaidės e-medicina.lt klausytojai. Džiugu, kad mūsų nepamirštate ir vis užsukate paklausyti. Su jumis sveikinuosi aš Viktorija. Na, o šiandien pas mus svečiuojasi gydytoja, dermatovenerologė Monika Marta Maciejevska, dirbanti Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje bei kardiolitos klinikoje. Labadiena, gydytoja. Labas rytas. Šioje laidoje aptarsime, turbūt nesuklysiu sakydama, vienos iš žinomiausių dermatologinių ligų – žvynelinės gydymą, aplinkos veiksnius darančius įtaką gydymui ir kitus su gydymu susijusius aspektus. Bet gal galite trumpai priminti mūsų klausytojams, kasgi yra žvynelinė? Tai yra lėtinė sisteminė recidyvuojanti uždegiminė odos liga, kuriai yra būdingas bėrimas kūno odoje papulėmis ir plokštelėmis padengtomis sidabrinės spalvos žvynu, iš to ir kilo ligos pavadinimas. Taip pat yra būdingi plaukuotosios galvos dalies pažeidimai, nagų pažeidimai, sąnarių pažeidimai ir apskritai psichosocialiniai ir gyvenimo kokybės pokyčiai. Šią laidą vis tik nutarėm paskirti, ar ne, kaip ir minėjau, gydymui. Tai vis tik, kodėl žvynelinei reikalinga ilgalaikio gydymo strategija? Kaip ir minėjau, plokštelinė žvynelinė yra lėtinė uždegiminė liga, kuriai yra būdingi periodiniai pagerėjimai ir pablogėjimai. Ir yra įrodyta, kad net ir regresavus bėrimams, subklinikinis uždegimas odoje dažniausiai išlieka ir būtent dėl to šiam susirgimui reikalinga proaktyvi ilgalaikio gydymo strategija. Kitu atveju bėrimai dažniausiai linkia atsinaujinti tose pačiose anatominėse srityse. Ir šis faktas taip pat paaiškina, kodėl ilgalaikė ligos kontrolė kelia iššūkių, o didžiosios dalies pacientų gydymas būna nepakankamai veiksmingas, o remisija trunka neilgai. Kadangi tas gydymas ar net trunka ilgai, tikrai paminėjote tai, kokie yra pacientų lūkesčiai gydant žvynelinę? Lūkesčių yra nemažai, tai pavyzdžiui, aišku, visi pacientai tikisi efektyvaus gydymo ir ilgalaikės ligos kontrolės be nepageidaujamų reiškinių, tikisi mažiau paūmėjimų arba mažiau išreikštų paūmėjimų, ilgesnių tarpų tarp paūmėjimų, mažiau vizitų pas gydytoją, mažiau suvartojamų vaistų ir pagerėjusios gyvenimo kokybės. Norisi vis tik akcentuoti tą ilgą gydymą. Tai turbūt, kai yra ilgas gydymas ir rekomendacijų laikyti sunku, bet kaip gydymo rekomendacijų laikymasi susijęs yra su gydymo efektyvumu? Čia iš pradžių norėčiau paminėti, kad lengva arba vidutinio sunkumo žvynelinė, kuris sudaro apie 80% visų šios ligos atvejų, gali būti gydoma lokaliais vaistais. Ir nepaisant to, kad mes turime pakankamai nemažą lokalių vaistų pasirinkimo arsenalą, pacientai gydymo rekomendacijų laikosi prastokai, o šito reiškinio pačios dažniausios priežastys būtų tokios, kad vaistą reikia tepti dažnai. Kai kurie pacientai turi nepagrįstą kortikosteroidų fobiją. Kiti pacientai patiria psichologinį nuovargį dėl to, kad ligos eiga yra lėtinė. Ir galiausiai kai kuriam pacientam mes stebim tiesiog vaistų efektyvumo sumažėjimą. Ir visa tai lemia, kad ligos kontrolė tampa suboptimali, blogėja pacientų gyvenimo kokybė, pavyzdžiui, dėl to, kad gali atsinaujinti tam tikri subjektyvūs simptomai. Tarkim, daliai pacientų žvynelinės bėrimai gali būti niežtintis. Tada jie dėl niežėjimų blogai išsimiega, blogėja psichologinė savijauta. Ir tai reiškia, kad efektyvus gydymo išeičių pagerinimas nutaikytas į gyvenimo kokybės pagerinimą ir taip pat greitas gydymo efektas užtikrina tai, kad pacientai noriai laikysis gydymo rekomendacijų, taigi ir liga bus sukontroliuota. Teko girdėti, kad gydymas gali būti reaktyvus ir proaktyvus. Tai kuogi skiriasi šitie du gydymo metodai? Reaktyvus gydymas tai yra jau esančių bėrimų gydymas ir jis yra skiriamas žvynelinės paūmėjimo atveju. Turiu omeny, kai mes jau matome konkretų odos pažeidimą. Ir tai yra vis dar šių dienų standartinis požiūris į žvynelinės gydymą. Ši strategija yra efektyvi greitai, tačiau trumpalaikiai ligos recidyvo kontroliai, visgi neužtikrina recidyvo prevencijos ilgalaikėje perspektyvoje. Proaktyvus gydymas tai yra ilgalaikis, mažų dozių, protarpinis vaisto aplikavimas tose anatominėse srityse, kur bėrimai yra linkę atsinaujinti dažniausiai. Ir šita strategija atkeliavo iš atopinio dermatito proaktyvaus gydymo kalcineurino inhibitoriais. Tai yra pasiteisinusi strategija per paskutinius 10 metų, gal ir daugiau, jei neklystų. Ir proaktyvaus gydymo strategija, ką mes jau išmokom iš atopinio dermatito, retina paūmėjimų dažnį, sumažina ligos atsikartojimo tikimybę. Jeigu paūmėjimas ištinka, tai jis būna netoks stiprus, taip pat
Taikant proaktyvų gydymą stebėta, kad ir pagerėja pacientų gyvenimo kokybė ir sumažėja gydymo sukelti nepageidaujami reiškiniai. Visgi žvynelinės atveju mokslinių tyrimų, kurie išsamiau nagrinėtų proaktyvų gydymą, tebetrūksta. Tai čia yra kaip puikus laukas tolimesniam nagrinėjimui. Tarsi įvardijate, ar ne, proaktyvaus gydymo privalumus. Kas vis tik sudaro proaktyvų gydymą? Čia išskirčiau kelis komponentus. Tai aišku, pradinis vietinis arba sisteminis gydymas, kol bėrimai regresuoja. Toliau yra labai svarbu mokyti pacientus apie ligos eigą ir atitinkamą jų atvejui sudarytą gydymo planą. Yra labai svarbus provokuojančių veiksnių valdymas ir į šitą komponentą kas įeina, tai lėtinių infekcijų diagnostika ir gydymas, streso valdymas, gretutinių ligų gydymas, visų pacientų vartojamų vaistų peržiūrimas ir galbūt kažką galima pakeisti toj srity. Reikia pacientui užakcentuoti kasdienę odos priežiūrą ir kartais reikia taip pat įvesti tam tikrus gyvensenos įpročių pakitimus, kaip, pavyzdžiui, nutukimo gydymą ar fizinio krūvio didinimą. Turbūt sergant žvynelinę labai svarbu bazinė odos priežiūra, kaip ir jūs paminėjote atopinį dermatitą. Tai kokia yra bazinė odos priežiūra žvynelinės būtent atveju? Yra pastebėta, kad tinkama kasdienė odos priežiūra padeda suvaldyti uždegimą, sustiprina epidermio barjerinę funkciją ir kontroliuoja odos mikroflorą. Kasdienį odos priežiūrai sergant žvynelinę rekomenduojama rinktis švelnius prausiklius ir emolientus su šlapalo koncentracija iki 10% ir keramidais. Paūmėjimo metu jau rekomenduojamos stipresnės odos priežiūros priemonės, pavyzdžiui, emolientai su salicilo rūgštimi, kurios koncentracija siektų nuo 2 iki 10%. Arba su daugiau negu 15% šlapalo ir taip pat alfa-hidroksirūgštimis, būtent dėl šitų komponentų keratolitinių savybių. Taip pat galima į rutiną įtraukti odos priežiūros priemonę su niacinamidu, terminiu vandeniu arba selenu, būtent dėl jų priešuždegiminių savybių. Ir čia svarbu paminėti, kad odos rutina, odos priežiūra turėtų būti įtraukta į bendrą žvynelinės gydymo planą kartu tiek su lokaliais, tiek su sisteminiais vaistais ir nesvarbu, kokia gydymo strategija pacientui yra taikoma, ar reaktyvi ar proaktyvi. Turbūt labai svarbu ir gyvenimo būdo pokyčiai sergantiems žvynelinę. Tai kokie jie rekomenduojami? Siekiant reikšmingai sumažinti paūmėjimų stiprumą ir dažnį, rekomenduojama nerūkyti, nevartoti alkoholio ir kiek įmanoma daugiau sumažinti stresą aplinkoje. Jeigu pacientas pats pasako, kad jisai nebesusitvarko su patiriamu stresu, būtų gerai parekomenduoti kreiptis į psichologą ar psichoterapeutą. Fizinis aktyvumas taip pat yra labai svarbus, kadangi jau tyrimais buvo nustatyta, kad svorio sumažėjimas teigiamai veikia žvynelinės eigą ir padidina sisteminio gydymo veiksmingumą. Ir visiems žvynelinę sergantiem pacientam yra rekomenduojama bent 150 minučių vidutinio intensyvumo aerobinių pratimų per savaitę. Mitybos rekomendacijos sergant žvynelinę apima mažesnį kalorijų skaičių, produktų su didesniu antioksidantų kiekiu, pavyzdžiui, vertėtų į racioną įtraukti daugiau riebios žuvies, vaisių ir daržovių ir taip pat reikėtų vengti maisto produktų su prouždegiminiu poveikiu. Vitamino D papildai rekomenduojami tiem pacientam, kuriem yra diagnozuota šio vitamino stoka, o pacientų tarpe išpopuliarėjusi dieta be gliuteno iš tikrųjų yra skiriama tik tai tiem pacientam, kurie turi kartu diagnozuotą ir celiakiją. Aptarėme proaktyvaus gydymo sudėtį, ar ne? Tai kokie yra proaktyvaus gydymo režimai ar schemos? Yra 4 galimi variantai. Tai pavyzdžiui, galimas palaipsnis vaisto retinimas kelių mėnesių eigoje, siekiant išvengti dažnų ligos atkryčių. Tai tarkim, pacientas kas 10 dienų tepa vaistą kasdien, tada kitas 10 dienų kas 2 dieną, kitas 10 dienų kas 3 dieną ir taip palaipsniui yra vaistas nutraukiamas. Toliau galima vadinama savaitgalio terapija, kada pacientas tepa vaistą tik tai savaitgalio dienomis. Kita galima schema yra vaisto vartojimas 2-3 kartus per savaitę, kelias savaitės, tai tarkim, vaistas yra tepamas pirmadieniais ir ketvirtadieniais, arba antradieniais ir penktadieniais. Ir galiausiai yra gydymas pagal poreikį, tai reiškia, kad vos tik pacientas pajaučia beprasidedantį paūmėjimą, tai iškart ir pradeda gydymą. Yra ar ne, mano žiniomis, vaistai kalcipiotriolis ir betametazono dipropionatas, jeigu gerai ištariau. Tai koks yra šių vaistų vaidmuo taikant proaktyvų žvynelinės gydymą?
Kalcipotriolis yra vitamino D analogas ir jisai turi įtakos epidermio disreguliacijai ir skatina keratinocitų diferenciaciją. Betametazono dipropionato taikinys, betametazono dipropionatas tai yra kortikosteroidas ir būtent šita medžiaga taikosi į prauždegiminius citokinus ir chemokinus ir taip pat skatina keratinocitų diferenciaciją. Būtent šitų dviejų veikliųjų medžiagų derinys veiksmingai sumažina TH1 ir TH17 ekspansiją į psoriatinius bėrimus ir lokalios nepageidaujamos reakcijos, kurios dažniausiai galėtų būti išprovokuotos su kalcipotrioliu, nėra tokios dažnos, o kalcipotriolis taip pat sumažina odos atrofijos tikimybę, kurią galėtų išprovokuoti betametazono dipropionatas. Vaistas yra saugus ir klinikinių tyrimų metu nepastebėta jokio poveikio kalcio metabolizmui bei pagumburio hipofizės antinksčių ašiai. Ir taip pat jau yra patvirtinta kalcipotriolio ir betametazono dipropionato odos putų formuluotė tinkama aktyviam žvynelinės gydymui iki 4 savaičių trukmės. Ir tai yra vienintelis lokalaus naudojimo vaistas, kuris šiuo metu yra patvirtintas reguliariam, tai yra 2 kartus per savaitę palaikomajam žvynelinės gydymui. Iš smalsumo norisi paklausti, ar šie vaistai, sakėt, jų deriniai yra tik tepalinės formos, sakėt, lyg ir putų, ar dar kažkokių formų jų yra? Būtent palaikomajam gydymui yra patvirtinta odos putų formuluotė, tačiau Lietuvoje galime paskirti tų pačių veikliųjų medžiagų tiek tepalą, tiek gelį. Tarsi paminėjote tyrimą, yra toks tyrimas PSO LONG tyrimas. Ką specialistams atskleidžia šis būtent tyrimas, ką tos raidelės slepia, kokie rezultatai, galbūt galite aptarti saugumo profilį? Šis tyrimas gali būti laikomas įprastą požiūrį į lokalų žvynelinės gydymą keičiančių tyrimų, kadangi tai yra pirmoji studija parodanti proaktyvaus ilgalaikio gydymo efektą lengvai ar vidutinio sunkumo žvyneliniai. Ir tai yra pirmasis randomizuotas dvigubai aklas klinikinis tyrimas, kurio tikslas yra įvertinti proaktyvaus žvynelinės gydymo ilgalaikį efektyvumą ir saugumą, skiriant fiksuotos dozės kalcipotriolio ir betametazono dipropionato odos putas išoriniam naudojimui 2 kartus per savaitę. Į šį tyrimą buvo įtraukti pacientai, kurie sirgo galūnio arba liemens žvynelinę, kurių Physicians Global Assessment įvertis buvo daugiau arba lygus 2, taip pat kurių kūno paviršiaus ploto pažeidimas buvo tarp 2 ir 30% ir kurių PASI įvertis buvo daugiau negu 2. Šį multicentrinį tyrimą sudarė 4 kaip etapai. Tai pirmasis buvo pacientų atrankos etapas, į kurį pakliuvo pacientai su mano jau išvardintais kriterijais. Į tyrimą beje nebuvo įtraukti pacientai, kurie 4-16 savaičių eigoje prieš prasidedant tyrimui buvo gavę sisteminį žvynelinės gydymą. Po pacientų atrankos periodo sekė 4 savaičių išplovimo periodas, tai reiškia, kad pacientai 4 savaitės tiesiog turėjo nevartoti apskritai jokių vaistų. Toliau sekė 4 savaičių atviras įvedimo periodas, kurio metu pacientai tepė kalcipotriolio ir betametazono dipropionato odos putas ir galiausiai buvo 52 savaičių trukmės randomizuota dvigubai akla kontroliuojama palaikomojo gydymo fazė ir tyrimas užsibaigė 8 savaičių trukmės pacientų stebėjimo periodu. Tai ką mes sužinojome iš šito tyrimo, kad proaktyvaus gydymo grupėje vidutinis laikas iki kito paūmėjimo buvo 56 dienos, kai tuo tarpu reaktyvaus gydymo grupėje tik 30 dienų. Taip pat proaktyvus gydymas paūmėjimo tikimybę sumažino net 43% ir proaktyvaus gydymo grupės pacientai turėjo net 41 dieną ilgesnę remisiją 1 metų laikotarpyje. Apytiksliai proaktyvaus gydymo grupėje stebėti 4 paūmėjimai, o reaktyvaus gydymo grupėje net 7,5. Dabar dėl saugumo profilio, tai palaikomojo gydymo metu šalutinių reakcijų dažnis tarp grupių buvo labai panašus. Sunkių šalutinių reakcijų dažnis buvo ypač mažas ir taip pat panašus tarp abiejų grupių. Pačios dažniausios nepageidaujamos reakcijos tai buvo nazofaringitas, viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, bet jos buvo traktuojamos kaip nesusijusios su tiriamuoju vaistiniu preparatu. Odos atrofijos atveju išvis nebuvo užfiksuota. Vienas pacientas reaktyvaus gydymo grupėje fiksavo odos niežėjimo epizodą. Ir abiejose grupėse nebuvo fiksuota nei kraujo, nei šlapimo kalcio koncentracijos pokyčių ir taip pat nebuvo fiksuota jokių pagumburio hipofizės ar antinksčių ašies veiklos sutrikimų. Jūsų paminėtas tyrimas turbūt ir įrodė, kad
proaktyvus gydymas yra efektyvus ir mūsų tinklalaidės klauso įvairaus profilio specialistai. Gal galit trumpai apibendrinti, ką kalbėjom apie žvynelinės gydymą, gal būtent apie proaktyvų gydymą? Žinoma, tai reikia nepamiršti, kad psoriazė yra lėtinė odos liga, kuriai yra tikrai reikalinga ilgalaikio gydymo strategija. Reaktyvus gydymas yra veiksmingas gydant staigius paūmėjimus, tuo tarpu proaktyvus palaikomasis gydymas mažina paūmėjimų dažnį ir gerina pacientų gyvenimo kokybę. Visiems pacientam, kurie serga žvyneline, būtina akcentuoti bazinę odos priežiūrą ir gyvensenos įpročių korekciją. Kalcipotriolio ir betametazono dipropionato odos putos tai yra efektyvus lokalaus gydymo variantas tiek trumpalaikiam ūmių epizodų gydymui, tiek ir ilgalaikiai ligos kontroliai. Ir visgi duomenų apie ilgalaikį žvynelinės gydymą yra mažai ir reikia daugiau klinikinių tyrimų. Tai noriu padėkoti Jums, kad sutikote pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi mūsų laidoje. Kadangi artėja gražiausias metų šventės, linkiu jas sutikti jaukiai ir šiltai. Nuo mūsų klausytojams palinkėsiu to paties ir susitiksime jau kitais metais. Iki susiklausymo.